Čia ir vėl aš Giedrius. Sveiki, su jumis video blogą jau dabar kursiu kitokesnius ir tad galėtumėt pripažinti, kad man visų pirma, ne visų pirma kaip yra, o kas turi būti, jų iš jo neimti, tik svarbiausia jų neįskaudinti. Todėl, kad man tik profiškai tai žino, kodėl taip daro. Todėl, kad gyvenu jau ne kelerius metus čia ir todėl, kad man reikėtų pasistengti, kad iš to išlaikytų mano vestibiulį. Ir norėčiau, kad man socialinės atvežtų, aplankytų patys iš YouTube'ės kraštų, todėl, kad turėčiau eiti ne pagal jų, o kaip pagal jų ir todėl, kad galėtumėm viską turėti. Tiksliau tariant, reikia man, kad galėčiau juos kažką tai sukurti, kažką padaryti, kad duotų man, ką galėčiau pats iš žmonių susikurti. Todėl, kad dabar kiti laikai ateis muštynės visokie, nes negaliu to įaiškinti, todėl, kad man reikėtų ir todėl, kad jiems tai būna, o iš tikrųjų tai nenorim mes nieko daryti iš jų. Norėtumėm, kad socialinė mano brolis atvežtų tų Coca-Colos, Sprite'o ir ten kompiuterį, kad galėtų pataisyti pats brolis. Ir todėl, kad galėtų jas ką nors iš jų daryti. Vat būtent aš nenoriu jų niekinti, nenoriu jų keisti, nenoriu jų nagrinėti, todėl, nes man negražu prieš juos taip elgtis. O kodėl? Todėl, kad jie jau galės, vėl sako, kad nori kažką elgtis, jie kažką jau stumia ant manęs, vėl pričiūda, aš negaliu jiems gerai aiškinti. Aš esu šiaip berniukas, su palengvinta programa einu, ar galėčiau dar eiti iki savo mokyklos, ar ką nors kokį baigti, kokį kursą, ar dar ką nors. Ir tik norėčiau labai padėkoti, kad YouTubininkai mane mato, mane gerba, mane myli, mane skundžiasi, mane žudo dar spaudžia, bet dabar pas mūsų kitokie laikai, ne bet jie pasikeisiu, būsiu kaip katinas. Jeigu nebūsiu kaip katinas, tai galės ant manęs ir būti tas gaublis. O su manim reikia elgtis itin gražiai. Ir kad brolis paimtų ir nupirktų dviratį ir kad galėtumėm važiuoti namo. Nu, jeigu nevažiuosiu namo, jeigu socialinė neišleis, tik savo dviratį turėti ir galėsiu tada parvažiuoti į namus. Tada tik tai galėsiu parvažiuoti. O ten tą palikti. Vat. O kai sėsiu ant dviračio, jūs man duosit įspėjimą, jisai bus čia, aš būsiu ten. Todėl, kad nenoriu su jais tiek, mes gal su dviračiais atvažiuotumėm, jei sustaupytumėm su pinigais ir todėl, kad burbuliuoja, ką neaiškinsi, ką nieko, todėl nes aš nenoriu būti stumdomas, laužomas, baramas ir visai kitaip iškraipytas. Todėl, nes aš noriu socialinių paklausti, ar gal galite ką nors man duoti, ar užsiimti, ar konkrečiai ką nors nupiešti, ar pasimokyti iš socialinių, kažką gal dirbti, gal kažką užsiimti, kai socialiniai bus. Kažką nulipdyti, kažką sukeisti, kažką dar padaryti ir viskas gerai bus. Tik tais aš nenoriu jų kaltinti, jų žudyti, jų smaugti, jie mane spaudė, žudo, kaltina, ne aš pats, o jie turbūt nes dėl to, kad čia visiems ir kitiems, nes norėčiau labai, kad prieš mane būtų bent vienas brolis ir kad galėtų duoti Coca-Colos, Pepsio, tik ne dėl laito, arba gal ir dėl laito atsigerčiau, bet nenoriu taip to alkoholinių, noriu būti ramus vaikis, noriu būti geras vaikis, tik klausyti tėvų. Ir todėl, kad mane duoda įspėjimą
apie ką aš turiu atkreipti dėmesį, apie ką manęs smaukti. Nu, tik norėčiau pasakyti, su jumis buvo Giedrius Gintalas ir ate. Ir ką geriau galėčiau elgtis. Ir ate. Bus kitas videoblogas kitą dieną, kokią ar savaitę. Ate.